Reikia sakyti. Kazimierz, Ankowie. Dzień dobry, jestem Adrian z policji. Bardzo miło. Hi, hello. I don't know, of course, yesterday we spoke about this team and watching in video, so we have some information, know something about team, but of course we must be concentrated, we must play very good, the best how we can, and of course I think if we do this, these things inside the pitch, I think we win. But of course this is football, so what I say before, we must be concentrated. This is very important. What do you know about Šiauliai team, which maybe is the greatest details of Šiauliai club? Of course, I cannot say about some players because I don't know actually the names. It's very difficult to say something about the players, but we know just global about the team, about the organization, how they play, defensive and offensive. I think this information is enough for this one. And what's your predictions? What I can say? I cannot say before the game, of course. I cannot say that Wisła for sure win. This is, of course, this is football and everything is possible. But every another result, draw or lose, it will be very bad, very bad. So coming here and we for sure we won't win. Your first time in Lithuania in Šiauliai or no? First time, yes, I am first time here. I don't remember, maybe I was before in Lithuania, but I don't remember the team. I think it's first time. Do you know Tomas Kanchelskis, a Šiauliai player who play in Edinburgh Hearts? This is the guy from Defender, Yes. I think. Yes, I remember now because yesterday in meeting we spoke about the team and I remember this name. So, but yeah, you told me now that you play in Edinburgh. So I think he's very good defender. But of course, I think because I am striker, I am forward, my job is score goals. So I try to do the best what I can tomorrow. Rytoj 9. Vakare. Jo. Koks rezultatas? Klubas turi savo security atstovą. Кясый характер, Збигневой. Валера, ты не без тренинга. Rengėmės pagal planą, ką buvom sugalvoję, tą viską padarėm. O rytojaus rungtynės parodys, ar mes teisingai rengėmės tom varžybom, ar kažkokių klaidų padarėm. Ką galite pasakyti apie varžovą, apie Vyslos komandą? Ar teko analizuoti žaidimą, ką pamatėt? Analizavom tą žaidimą, žiūrėjom jų rungtynės su Hanoveriu, žiūrėjom rungtynės su Dresdeno Dinamo. Nu ką pasakysiu, galinga komanda,
bet nėra tokia jau ir baisiai. Nu, bet sakau, Lenkijos čempionate antra, vis tiek Lenkų futbolas yra aukštesnė lygiai negu mūsų. Tai manau, kad bus rytoj labai sunku. Bet rytoj vyrų ko gero nereikės nuteikinėti papildomai. Vyrų nuteikinėti nereikės, tik tai reikia vyrus nuteikti taip, kad neperdėtų, kad jie, kaip pasakius, neužmirštų, kad jie irgi moka žaisti futbolą. Ar sunku perimti komandos vairą prieš pat tokias svarbias rungtynes? Ką galiu pasakyti, komanda buvo ruošiama nuo sausio mėnesio. Truputį buvom įkritę į duobę. Negalvoju, kad čia man kažką tai reikėjo daug keisti. Darbas buvo didelis padarytas ir iki manęs. Ar tai bus trenerio didžiausios rungtynės, svarbiausios karjeros, ar buvo ir svarbesnių kartų? Ne, svarbios varžybos. Kažkaip nesusimašiau apie tai, čia svarbiausias ar nesvarbiausias. Galvoju apie tas rungtynės. Yra buvo, aišku, gal tokiam lygiai nėra buvo. Varžovas, aš manyčiau, tikrai gan solidus, gan stiprus, bet, sakoma, yra po 90 minučių, o šiuo atveju po antrų varžybų tai galėsim pasakyti, kad jisai stipresnis. Ir aš tikiuosi, kad namuose mes galime įrodyti, kad sugebam pasipriešinti tokiems klubams. Pats esi ne kartą žaidęs tokias rungtynes, tokias svarbes, tokio aukšto lygio rungtynes ir ką patartum komandos draugams, ką sakysi rungtynėje? Žinau, gal kad neperdegtų, kaip čia visi sako, bet aš manau, čia kiekvienas savy turi pasiruošti varžybom ir asmeniškai kiekvienas turi pasiruošti. Šiandien teko kalbėti su Mačiejum Žuravskiu, jis sakė, kad Tomą Kančelskį atsimena tik tais iš vakar peržiūros, kai buvo. Ar pačiam teko galbūt Škotijoje su Žuravskiu, prieš jį Žuravskį, ar ne? Dabar aš irgi tiksliai negaliu pasakyti, žinau, kad jis Celtico klube žaidžia, bet kad ar žaidė prieš mane tikrai negaliu pasakyti, neatsimenu. Taip, kad tokio įspūdžio nepadarė, kad jeigu būčiau atsiminęs, tai būtų geras žaidėjas įspūdį galbūt padaręs. Iš dabartinės Vyslos komandos gali ką nors išskirti, teko žiūrėti peržiūras kokias nors, ar? Kad ne, neteko žiūrėti, bet kiek iš atsiliepimų tikrai, kad jie ir praeitais metais tik tai paskutiniam ture čempionus pralošė, tai Lenkijos lygis yra tikrai gan aukštas ir jeigu jie antrą vietą užėmė čempionatą, tai tikrai galinga komanda. Komandą papildė keli nauji futbolininkai, tai kaip kapitonas vertina jos pirmas įspūdis koks? Mūsų komanda. Kaip Šarūnas Virevičius gavo traumą, tikrai mums reikėjo vartininkų pasipildyti. Dabar netgi 2 vartininkai. Aš manau, kad jeigu jie parodys, kas yra stipresnis, tas ir stovės. Taip pat ir Paulius Anušauskas gerai įsiliejo komandą, aš manau, tikrai mums padės mūsų komandai. Saša Količius? Dar užmušau Saša Količių, tikrai irgi neblogo lygio žaidėjas, bet tą reikės jam įrodyti aikštėje. Na ir tavo prognozė prieš rytojų? Sieksime gero rezultato. Geras rezultatas, aš tikiuosi, yra pergalė.